Sveiki gyvi, su jumis vėl Jonas iš Būgnų pamokos Vilniuje LT. Šioje pamokoje šiandien išmoksime apie metronomą, grojimą su metronomu ir kaip tai galima panaudoti savo grojime, kaip tai gali mums padėti užsiminėti, siekiant tikslumo, ritmiškumo ir dar įvairių kombinacijų, kaip galima gerinti savo klausimą, užsiminėjant su metronomu. Tai dabar galime pažiūrėti, štai čia yra metronomas. Gerai, dabar mes turime įsijungę programėlę Pro Metronom. Ir štai čia dabar, jeigu mes paleisime, girdime metronomą, kai jis groja ketvirtinėmis. Čia galima taip pat nustatyti, kad mums grotų skirtingą garsą, tarkime, pirmą, o kiti yra kitokie garsai. Arba taip. Ir praleisti. Čia yra įvairių kombinacijų, konfiguracijų. Tai dabar, tarkim, galime groti paprastai su metronomu, girdint jį. Mes turėtume, grojant būgnais, pataikyti bačką solinuką. Būtent į šias dalis, tai yra kaip 4 ketvirtinės, ant kurių pagrindė ir statosi ritmas. Tai pabandykim pagroti. Taip, tai žodžiu, su metronomu reikia pataikyti pagrindinės ritmo dalis, bačką solinuką ten, kur jisai muša. Taip turime lavinti savo girdėjimą, kad būtent grojamas garsas sutaptų su metronomo smūgiu. Toliau, su metronomu galima užsiminėti jį įsivaizduojant, kad jisai groja į antrą aštuntinę, tai reiktų skaičiuoti truputį kitaip. Pavyzdžiui, jeigu mes skaičiuojame dabar 1, 2, 3, 4, o tam, kad jisai muštų į antrą aštuntinę, kas mums yra reikalinga tam, kad galėtume patys nustatyti tuščioje vietoje pirmą ritmo dalį, tai yra pirmą ketvirtinę, mums reikia pirmą pasidaryti jį, kad jisai muštų lygiai. Tai nesunkiai galite padaryti. Ir tada, kai jisai muša lygų ritmą, mes galime pradėti, kaip skaičiuojame dažniausiai 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir. O dabar skaičiuosime nuo ir, nes mums reikia, kad pirmas atsidurtų ten, kur nėra metronomo. Tai pradėsime ir 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir 1 ir 2 ir 3 ir 4. Jeigu mes ant garso sakome ir, tai metronomas iškart ten ir groja. Ir 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir. Gali būti sunku iš pradžių skaičiuoti, nes mes dažniausiai dedame svorio centrą ten, kur girdime metronomą. Bet jeigu skaičiuojant ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 1. Ir mes turime atsiremti savo svoriu į pirmą dalį, tada tiksliai žinosime, kad ten yra ir dėl to bus lengviau groti su būgnais. Galime pabandyti, kaip tai atrodo grojant. Taip, tai metronomas tada išlieka toje vietoje. Tai mums padeda iš tikrųjų patiems toje vietoje, kur nėra metronomo, pagroti tiksliai. O po to įsitikinti, ar mūsų aštuntinė sutampa su metronomu toliau. Tai ugdo pasitikėjimą duoti pirmą smūgį ten, kur nėra nieko ir ugdo tikslumą pataikyti į antrą aštuntinę kartu, kai grojame su komplektu. Dabar trečias dalykas, galima įsivaizduoti, truputį palėtinsime tempą iki, tarkim, 70 BPM. Ir
tiesiog pabandysime skaičiuoti šešioliktinėmis. Iš pradžių grojame į pirmą ketvirtinę, arba į pirmą aštuntinę, arba į pirmą šešioliktinę. Po to grojame į antrą aštuntinę, arba trečią šešioliktinę. Dabar bandysime pagroti į antrą šešioliktinę ir ketvirtą šešioliktinę. Taip, tai dabar eina metronomas ir jo smūgiai yra lėti ir mes jo laiką turime išdalinti į 4 dalis. Kiekvieną natą. 1 ir 2 ir 1 ir 1 ir 2 ir 1. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and the ta 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 ta. Taip, tai dabar jisai muša kaip ir pirmą dalį, tiksliau mes skaičiuojam pirmą dalį. Ir dabar kaip padaryti, kad jisai muštų į antrą arba ketvirtą šešioliktinę? Reikia pradėti skaičiuoti nuo antros šešioliktinės. Galima skaičiuoti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ir dabar jeigu į antrą reikia, tai turi būti 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arba angliškai trumpiau būtų 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ir tada jisai muša į antrą dalį, bet mums reikia nesupainioti tos sekos, kad skaičiuojant iki 4 ir po to svorį perdedant ant 1. Pabandykim pagroti kartu su metronomu į antrą aštuntinę šešioliktinę. Tai taip galime groti į antrą šešioliktinę ir dažnas atvejis yra, kai tiesiog grojame, reikia labai detaliai įsiklausyti, kad būtent toj vietoj yra antra šešioliktinė ir kad atrasti pirmai šešioliktiniai savo vietą. Tai gali būti iš pradžių sunku, bet tiesiog turime labai grojant mintyje turėti tas einančias šešioliktinės arba kitaip vadinamas subdivizijas, kaip tinklelį ritminį, kuriuo teka visas ritmas. Ir tai mums padeda lavinti savo ritmiškumą ir klausimą, nes tarkim greitesniuose tempuose tos šešioliktinės dar būna trumpesnės, dėl to labai svarbu yra tiksliai pataikyti. Ir po to grojant su muzika, mums tampa labai aišku, kur yra kokia šešioliktinė ir galime dažniausiai pataikyti į ją, jeigu taip praktikuojamės. Dabar pabandykime į ketvirtą šešioliktinę skaičiuoti pagal metronomą ir pagroti kažkokį ritmą. Netgi galima paakcentuoti vieną iš šešioliktinių, tarkim ketvirtą, bet vis tiek svorio centrą laikyti ties pirma, nes tai yra skaičiavimo atskaitos taškas. Skaičiuosime 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nes ant garso norime, kad būtų ketvirta šešioliktinė. Tai skaičiuosime 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Taip, tai žodžiu, taip lavinantis galima labai lengvai savo padėti, kaip tiksliai groti su metronomu. Ir tada mes galime tiesiog įtaikyti tam tikrus perėjimus į tas šešioliktinės vietas, kur reikia. Tai labai padeda iš tikrųjų grojant
elektroninė muzika, ten, kur yra viskas labai tikslu ir tai labai padeda pagerinti ir techninį lygį, ir klausimą. Tada visas tas grojimas atsistoja į savo vietas. Ir netgi technika susitvarko taip klausant ir dirbant su metronomu. Galima pastebėti, kad pavyzdžiui, grojant ritmą gali būti lengva, tarkim 16 ritmą, nors ir lėtai, bet tačiau darant perėjimą, tada tai užskubama, tai nebegirdima, tai yra, gali būti toks fenomenas, kad susiaurėja dėmesys, tiesiog ties pasikeičia veikla, kuria yra daroma ne tai, kad klausoma metronomo ir stengiamasi pagal tai taikyti, bet grojant perėjimą mes tiesiog skiriame dėmesį galvojimui, kokį perėjimą darysim. Tai visai kūrybinė veikla, visai yra atskiri du dalykai ir per tą veiklą mes tiesiog aukojame girdėjimą metronomo klausimo. Tai tiesiog svarbu visada išlaikyti ryšį su metronomu arba su grupe. Dėl to ir darant perėjimą, tiesiog visą laiką išliksime su muzika ir niekada mūsų perėjimas nebus kažkoks tai neritmiškas, nes mes visą laiką turėsime girdinčias ausis. Tai va, tai dar norėčiau parodyti tokių sudėtingesnių atvejų, kai galima daryti, skaičiuoti metronomą į, pavyzdžiui, antrą arba trečią triolės dalį. Pavyzdžiui, pabandome užstatyti tempą apie 100. Triolės eina taip, kad iš vienos ketvirtinės išsidalina 3 natos. Tai bus nebe tai kaip 16-tinės, kur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, o bus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lygiai taip pat galima įgroti į pirmą triolę, į antrą ir trečią. Tai pabandysiu dabar parodyti visus variantus. Na, dabar galime pabandyti paskaičiuoti nuo antros triolės. Tai bus 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Na, dabar galime pabandyti pagroti ir su trečia triolė. Tai būtų 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ir visada mintyje vis tiek turėti pirmo jausmą. Nors ir žinome, kad metronomas groja į trečią triolės dalį. Tada metronomas mums lieka kaip visą laiką toks šaltinis, išorinis, grinai toks tobulas, labai ritmiškas draugas, kurio reikia klausyti. Ir tada jis mums padeda tiesiog lavintis, jeigu mes su juo kartu. Tai va, dar yra vienas toks special bandymas, tai yra į 6 sekstolę. Tai yra dvigubai greičiau negu triolės, kad viena nata yra dalinama į 6 dalis. Galim pabandyti. Tikiuosi paveiks. Metronomas dabar groja 80 bpm greičiu ir galim pabandyti išdalinti vieną ketvirtinę natą į 6 dalis. Patogiausia būtų 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir geriausia būtų pradėti, kad šita nata būtų, kad klikas muša 6 natą. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1.
Dabar pabandysime pagroti į 6 sekstolę. Tai yra gan sudėtinga figūra. Ir metronomas dabar bus 80 bpm greičiu. Ir 1/4 dalinsime į 6 dalis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ir mums reikia taip pajausti, kad klikas atsiduria paskutinėje sekstuolės dalyje. Taip, tai žodžiu, galima su tuo žaistis ilgai ir bandyti įvairias kombinacijas, perėjimus, ritmus ir tiesiog sekti savo klausimą, ar mes išliekame kartu su metronomu, kad jisai pagrotų būtent į tą 6 sekstolę. Tai nėra iš tikrųjų labai lengvas dalykas, nes padalinus ketvirtinę į 6 natas, jinai yra labai trumpa ir todėl mes labai girdime gerai, ar mes nuklydome, ar ta nata užskubėjo, ar mes sulėtėjom, ar skubėjom. Tai žodžiu, iš tikrųjų nėra lengvas dalykas, tai galite patys pasibandyti ir ilgą laiką praktikuojantis tokiu būdu, tiesiog labai gerai pagerėja ritmo pojūtis, pagerėja klausimas, pagerėja tiesiog natų ilgio suvokimas ir aplamai pastebimos yra klaidos, kur galbūt yra susiaurėjimas dėmesio ties perėjimų darimų ir pametimas klausimo. Tuo tarpu ir metronomo klausimo, tuo tarpu lygiai taip pat ir išorinio klausimo grupės. Tai tiek. Iš tikrųjų, šis pratimas yra žiauriai geras, stiprinti savo ritmiškumą, klausimą grupės, bei išsianalizuoti savo klaidas, kurios yra daromos ir tiesiog visą tai, ką grojate, jums bus aišku, ar jūs pagrojate ritmiškai ar ne. Tai tarkim, paužsiminėjus keletą mėnesių šitą dalyką, viskas turi atsistoti į savo vietas. Tai galiu patvirtinti savo praktiką ir šis pratimas man iš tikrųjų daug padėjo ir labai galima gerai matyti, kaip groja kiti aplinkiniai, ar jie ritmiškai ar neritmiškai groja. Tai duoda tam tikrą aštrumą klausimui, kad tai iš tikrųjų dar girdima dar geriau ir galima apskaičiuoti savo grojimą ir ar spėsi įtilpti, pareiti į lėkštę ar daryti kitus akcentus. Tai tiesiog pasibandykite šitą pratimą ir aš tikiu, jūs jums atneš žiauriai daug naudos. Taip, dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, kaip galima dar dirbti su metronomu, tai yra, kad mes užstatome metronomą, kad jisai grotų 4 taktus, o po to, kad pavyzdžiui 2 taktus negrotų. Po to užstatysime, kad 4 groja, 3 negroja, 4 groja, 4 negroja. Tai mums padės pažiūrėti, kaip mes sugebame grojant su metronomu išlikti ritmiški. Ir kaip po to, kai metronomo nebėra, kaip mes tada laikome ritmą. Ir ar sugrįžtame po 4 taktų tuščių atgal tą patį ritmą. Ir kokio dydžio yra paklaida grįžus į tą ritmą. Tai tiesiog ugdo taip pat ritmo pojūtį ir tiesiog pasitikėjimą tuo ritmu, kuris yra grojamas. Kad nereikia ieškoti per daug kažkokių ten, ar čia greičiau, ar lėčiau. Tiesiog stojant vietoj, darant tą patį, ritmas yra lygus. Okay, pabandykime pagroti tada. Metronomas yra užstatytas ant 100 BPM, dabar bus 4 taktai metronomo ir 2 taktai be metronomo.
Ačiū Dievui, pavyko. Tai va, žodžiu, tokiais būdais galima užsiminėti ir tiesiog galima pabandyti netgi padaryti kažkokį tai perėjimą, pasižiūrėti, ar kaip jisai gali išmušti nuo ritmo ir tiesiog įsivertinti save, kaip sekasi ir dėl kokių galbūt priežasčių gali būti užskubėjimas ar užlėtėjimas. Ir tada tiesiog bandyti spręsti tuos dalykus ir viskas turėtų atsistoti savo vietas. Va, taikant netgi tuos pačius dalykus, galima pabandyti netgi pagroti į... Nu, bet čia žiūrėsim, iš tikrųjų. Gal ir paveiks, okei? Pabandysiu pagroti 4 taktai, tušti ir 4 metronomo, kai grojama į 4 šešioliktinę. Okay? Pirmas taktas jau prasideda. Būna ir ne visada pavyksta. Kažkaip pavyko truputį. Tai va, žodžiu, tokie visokie challenge'ai, jie labai duoda daug visokių įdomių dalykų, kaip dar galėčiau pagroti ritmiškiau, kaip dar galėčiau tiksliau tai padaryti, kaip galėčiau išlikti tam pačiam ritmiškam pulse, kaip galėčiau galbūt neišsibalansuoti. Tai va, tie dalykai labai iš tikrųjų parodo, kas mums gaunasi ir tokiais sudėtingesniais būdais iš tikrųjų užsiminėjant, tikrai rezultatai su laiku ateina neblogi. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Matysime kitose pamokose. Iki.